Mes jam padėsim? Egle, čia jau aš tau padėjau. Dabar jau padėsim. O, čia dar kruopų? Eina savo, cool. Kur žuvėte 4 partizanai. Tai aš čia, tai buvo lapkričio mėnesį, aš Kazimieraitis, pulkininkas, toks pietinis Lietuvos vadas, valtim perkėliau per Merkį, jis nuėjo į bunkerį, aš atsigręžiau į Merkio pusę, žiūriu, plaukė maldaknygį ant lyties, o čia buvo kruvina biškis su vandeniu. Tai ten, kai žuvo partizanai, tai jie matyti ištraukė ir mėtė spaudą, ten ką daiktus ir tą maldaknygį. Ta knygelė plaukė atvira ir kada aš ją parnešiau bunkerį sugavęs, ir čia buvo Kazimieraitis, Vanagas ir dar 2 partizanai, ne, vienas partizanas buvo. Tai padėjau tą knygelę ir mes svarstom, kame čia reikalas, kad nesekmadienis, kas čia galėjo išmesti. Bet pasirodo, kad žuvo tie partizanai. Ir mums besvarstant Vanagui ir Kazimieraičiui ir įlipo per čia anga buvo, įlipo Jagutis partizanas. Vis išbalęs visas, Vanagas sako, kas yra Jagutė. Sako, tamsi vadė pranešu liūdną naujieną, žuvo 4 partizanai Merdasavo kaime. Tai mes tada tik supratom, kad tai ta knygelė tų partizanų. Kaip tik iš vakaro, tam skaičiui tų partizanų žuvusių buvo mokytojas Švalkus, jis buvo 2 bataliono vadas, kad tik iš vakaro buvo pas Vanagą, čia Vanagas buvo 1 bataliono, jis 2, jau draugai šie kalbėjos, kaip sako, o čia jau įsižuvęs. Bet pulkininkas jis buvo toks lėto charakterio, pamaldus, liepė mums stoti, stojom ir mes maldą poterius sukalbėjom. Aš pastebėjau, kai prie Vanago stovėjau, tai Vanago nervas judinas, reiškia, nervuojasi dėl to draugo savo. Ir tik tai po poterių, sako, tamsti vadė pulkininkų kreipės, leisk užpult Merkinę, atkeršyt už Švalkų ir užpulsi Merkinę, jiem atkeršysim. Taip ir buvo tada, nuo šitos maldaknygės buvo organizuojama Merkinės puolimas, kuri vyko gruodžio 15 dieną, buvo užimta Merkinė partizanų. Čia ilgas pasakojimas buvo, kaip ten reiškia, nors mes paaukojom 4 partizanus, ten žuvo, bet vis tik tai garbė partizanų, kad partizanai irgi gali užėmė Merkinę. Tai taip tos istorijos šito bunkerio. Apie kratas, kada mes iškasėm 45 metais šitą bunkerį, tėveliui leidus, mūsų bunkerių buvo per 9, mano skaičių yra, kur čia miškuose, kur pasinaudojo partizanai. Bunkeriai tokie patys, žinoma, dabar užgriauti, užgriuvę. O čia buvo numatyta žiema, kadangi žiemą laikė tėvelis gyvulius, tai buvo gerai pareini ir pėdai pasinaikina, jau gali ramiai miegoti, o jau miškėt, kaip sako, pėdai liks vis tiek, kaip tu nedarysi. Tai va tas žieminis bunkeris. Čia šitam bunkerį, kada pastatėme, buvo krikštynos, laisvės varpas buvo leidžiamas, kiti atsišaukimai, įsakymai, kas kokie reikalingi buvo partizanų judėjimų. Taip, kad šitam bunkerį darbas vyko, kaip sako, kada džiaugsmingos žinios, tai ir dainos skambėjo, o kada žūdavo draugai, kaip sako, ir ašaros byrėjo. Taip, kad ta istorija, kaip sako, apie kratas papasakosiu. Aš čia buvau nuvykęs prie kaimų, kadangi buvau atsakingas už jų saugumą, pasižvalgyti kitose kaimuose, per žiūronus pastebėjau, kad labai didelė NKVDistų grupė, ten daro kartas, kai bėgioja, greit parbėgau
Ir pasakiau, kad užmaskuoju bunkerį, dar namiškiam pasakiau, kur aš juos. Čia buvo prie Merkio, grėtima šito bunkerio, tik žemiau iš Merkio, kai bebrų buvo padaryta, 2 tik tai galima buvo. Aš ten nubėgęs Merkiu nubridau, kad pėdsakai nebūtų šunim susekta. Įlindau, šautausi, taisiau granatą pasidėjau ir aš nieko per 3 valandas nieko negirdėjau, kaip sako, nors man tą 3 valandas pasidarė, kai nesibaiginti ilga diena. Tai, bet Vanagas savo liko jo prisiminimai, kada jis rašo, kad kai tigras tik tai užmaskavo mus, iš 5 minučių pasigirdo baisus dundėsys, 50 kareivių, įsivaizduokit kokį tai mildėsys su štikais, jie pradėjo badyti aplinkui. Aplinkui tvartą čia, tėvelį atsivežė, žiūrėjo kokią reakciją jo, kaip sako, psichiko, kaip veikia. O jis tuos laikus šnekėjo, kad čia nieko nėra, bet savijauta nekokia buvo. Jis sakė tos krantus badyti, krantus badė, bet vat, visa, kaip sako, mes paskui sprendėm, kad tai Dievas mums padėjo, buvo tai, kur suolas yra kartys nuskustos tėvelio ganyklai tvert. Tas kartys sumėtė ant to bunkerio ir čia puolė badyti su štikais, o tėvelis stovi iš to vietoje, mato, kaip sako, kas čia vyksta. Ir badė su štikais, taip, kai numėtė tas kartys, jie puolė ten badyti, minkšta žemė atgulėjus ir taip išliko tas bunkeris neatrastas. Tai va tokia istorija. Prieš merkinės puolimą, tai čia buvo 46 metais, buvo pavasarį, ta krata, o 45 metais buvo čia ta anga daryta, kadangi čia buvo įlindimas. Kareivis pasidėjo kopėčias ant tvarto, užbėgo, 5 kareiviai tada jie kratą darė. Ir tėvelis girdė, kaip buvo pasiruošimas, Vanagas bandė kulkosvaidį, tą spyną paleidžia, girdėt geležis ingelžį, kaip ir spynos tas balsas. Ir tėvelis reikia rusiškai, kad ten nieko nėra, kad užgirstų jie, o jie neužgirdo. Ir kada kareivis nušoko nuo tvarto, čia ir nepamatė tos angos nuėjo, bet kambarin motina žinodama, kad bunkeris adaryta anga, jie palpo iš tos baimės. Tai tada jie sako, reikia dar daryti kratą, čia kažkaip įtartina. Bet seserys pasakė, kad jie apmiršta nuomiriniu, bet nuėjo vis tiek dar pas kaimyną paklausė, ar tikrai apmiršta, bet tada visi žinojo ir vaikai žinojo, kaip šnekėti. Pasako, jeigu jūs klausė, tai apmiršta. Ir tada šitą, tada jau jie nuėjo. Ir tėvelis tik tada pranešė jiem, kad tas įvyko. Tai va taip, tokia istorija tų kratų iš to bunkerio. Šitas bunkeris nebuvo išduotas, taip, nors ir partizanai čia, kurie mes kada kasim, tai tik tie nutarėm žinot, kurie gyvenom, 5. Tai šitą bunkerį daug aplanko, ačiū ir jums, ir šitie vadovų Karšės nacionalinio parko, kad jaunuomenį parodot, kaip sako, istoriją reikia žinot, ir tos istorijos čia aplinkui, kaip yra ypač Merkio šlaitai, kaip Kučinskas dainuoja, kas į Merkio šlaitai, ar Nemuno vingiai, tai čia, kaip sako, daug istorijos tie šlaitai turi, kurie neprašyti dar, ir kiek čia kraujo pralieta krantais ir takais, o jūs kur važiavo, tai čia Dovydo kelias, vadino, čia Vytauto, kada kariuomenėjo vienintelis kelias, čia niekur nepravažiuojo. O čia su ratais mediniais, kada važiavo, tai čia per tą Merkį, kur tas lieptas tik aukščiau pagal Merkį buvo, perėjimas, kaip sako, nuolaidis nuo čia krantai, visur pamerkį tokie krantai, bet ten galima nuvažiuoti su ratais ir per Merkį, ir taip jis ėjo nuo Gardino ir toliau, kaip sako. Tai čia Vytautas žirgus ganyklos yra didžiulis, kaip matėt, pievos, kurie tęsiasi. Daug ten, tai va taip, istoriniais keliais jūs pravažiuoja. Tai apie partizanį, bet daugiau istorijos čia, kadangi buvo okupuota Lietuva, Merkių, kurie jau jūs, kur važiavo per tą lieptą, ten buvo Lietuva, ir mūsų kaimo šauliai nuo Lenkų atkovojo tuos 5 kaimus, nuo Uciekas, čia Saino, Ruliai, Trasnykas, o čia ėjo tiesiai per šitą, kaip Skroblaus eina, tiesiai kalnė, iki Anuciekos išeina kelio. Buvo ten okupuota lietuvų kaimai, kur puošėmės, girdėdavom, kad dainuodavom, bet mes nepažinojom, nors lietuviai ten visi, kaip sako, kaimai
Vyresni buvo. Čia yra, kurie, žinau, vyresnėje gali atsimena 38 metų, kur Lenkai įteikė ultimatumų. Čia netoli, kur Trasnykų kaimas, jūs pravažiavote ant kalno, ten Lenkų kareivis norėjo mūsų Licniko paimti, Lukaševičiaus gyvo, kadangi jis buvo užverbuotas dirbti Lenkam, jis nedirbo, tai incidentas vyko, kitas policininkas Večkys jį nušovė, aš dar buvau vaikas, bet toks jau buvau nuvestas mokytojų, kada atvažiavo Prancūzijos ir Anglijos tie delegatai ir žiūrėjau, kas kaltas, ar Lenkai, ar lietuviai ten komisija buvo. Tai va, per tą kareivį Lietuviai 38 metais įteikė ultimatumų, kad Vilniaus atsisakytų. Iškasėm 5 kasėm. Tai vienas turėjo gyventi, bet jis negrįžo prie tos gyveno, ten pradėjo išgerdinėti, ten, reiškia, nusikaltimus didelis padaręs, reiškia, privartavęs ką. Tai čia gavo žinias, jau, reiškia, štabe atėjo. Tai jis buvo mirties bausmė, karo lauko teismas buvo mirties bausmė, nežiūrint, kad jis partizanas buvo, bet buvo ir disciplina, buvo kariška, kaip sako, tais laikais. Tai mes gyvenome čia pagrindė 5. Pulkininkas Kazimieraitis, jau jis jau daug dirbęs, nors buvo jo štabo bunkeris Rudnelės kaime. Ten prie Rudnelės buvo Skrovlaus seimas, bet ten buvo išduotas tas bunkeris tuo laiku, kai tą išdavė, kai ten žuvo ir kitus suėmė. Tai iš šitam bunkerį buvo. Tai irgi, kaip sako, Dievo galybė, kaip jis tada išliko, kaip sako, atėjo ir tai va tokie, taip apie tą bunkerį, tai, kaip sakiau, mes įrengėm čia ir dirbo, čia Laisvės varpas buvo spaudinamas, kiti atsišaukimai. Vienintelis turėjo motiną sūnų, kurį labai vargingai augino, draugavo, bet tas jos pernuolis pametė ją, jį labai vargingai augino ir užaugino tą sūnų ir žuvo čia. Ir kada girdėjo, kad šaudė tą, jau tai jis pradėjo rėkti, verkti, tiesiog širdis jos atjauti gali kažkaip, kad jis pradėjo rėkti, o kieme jo sugyventinis, tas toks Jonu Džanu vadino, tai tas Jonas, ko tu čia reikia, sako, mano bladulį šaudo. Nu, bet sako, o tu žinai, kas čia, sako, mano širdis atjaučia. Ir tikrai, reiškia, už pusę valandos atneša to sūnaus laikrodėlį, tą kišeninį, ir rodo, sako, vot bandito čia esi, reiškia, mat, kadai pakušat, reiškia, va, sako, bandito laikrodis, duok man pavalgyti, reiškia. Ir motina kepė kiaušinienį ir negalėjo išlieti net ašarų, kad, reiškia, dar žudikų pamaitina jį kiaušinienį, kaip sako. Tai malonu, kad vis tiek netiek daug liudininkų likę, vienas iš pačių vienintelis. Taip, jau vienas, kuris šitam štabe, bet ir visam krašte čia jau aš vienas, kadangi mūsų iš viso Lietuvoje 28 partizanai, kurie jau buvo kaip tų laikų. Tai šitam krašte slapyvardis Tigras ar Vytautas Jakavonis. Nepanašius, aš buvau kitas slapyvardis, bet po čia pas mus bataliono vadas Marcinkonys, Tigro jo slapyvardis buvo, bet jis dingo, kažkur dingo, nežinia kaip, kur jis žuvo, ar jis pasitraukė, kur kaip dingo, tai reikėjo, kaip sako, kad būt vis tiek, reiškia, kopija būtų. Kitas Tigras. O tai prieš tai buvo kitas? Ja, prieš tai. O koks tai? Tai jis... Slapyvardis, ne jūsų. Tigras buvo jo. Ai, jūsų iš karto davė jums Tigrą. Tam, kad reiškia, kad NGB būtų sąrašuose vis tiek, kad jau jie tikėtųs, kad sunaikino, o čia yra žmonės pasakys šnipai, kad yra dar. O, taip.